Šita tema nėra populiari, daug peržiūrų turbūt nesurinks, bet nepaisant to, aš manau, kad ji visai informatyvi ir naudinga. Šiandien kalbėsim apie vyrus, kurie sako, kad aš daugiau nesugebu įsimylėti. Kokie dažniausiai priešistorė tokių vyrų būna? Buvo ilgalaikiai santykiai su moterim, kurie pasibaigė tragiškai, dėl vienų ar kitų priežasčių. Buvo gana skausmingas išsiskyrimas, galimai vyras jau net ir atsigavo po jo, jau praėjo keli mėnesiai, gal net keli metai ir atsiranda noras pastatyti naujus tvirtus santykius. O vat galimybės tokios nėra, jausmų nėra. Ką daryti? Siūlau pradžiai išsiaiškinti, kuom paremtas šis fenomenas ir su kuo tai susiję. Manau, pirmi ilgalaikiai santykiai visada palieka šiokį tokį pėdsaką. Kiekvienas iš mūsų pradžioje turi tokį itin optimistišką nusteikimą. Mes nesam pasiruošę ir apskritai neturėjom jokios negatyvios patirties santykiuose. Ir dėl šios priežasties, kada viskas eina ne visai pagal planą, mes išgyvenam tai gana skausmingai. Žinot, man tai primena sportininką, kuris nekarto dar nepralaimėjo ir staiga jį užklupsta pirmas pralaimėjimas. Iki tol jis buvo apsvaigintas savo pergalę, vedamas jų, o po viskas pasikeičia. Jo karjera gali labai stipriai pasikeisti į neigiamą pusę. Ir ne visi šią patirtį sugeba išgyventi, pasinaudoti gytą patirtim ir judėti toliau. Pakalbėkim apie klaidas, kurias vyrai dažnai daro. Pirmoji tai, kai vyras iš karto po išsiskyrimo, kai mergina jį palieka, greitai bando susirasti kažkokį pakaitalą. O dažnai ir tokį patį, koks buvo prieš tai. Vat to aš persijungsiu ant kitos ir viskas bus gerai. Viskas gerai tikrai nebus. Pilnai persijungti tu nesugebėsi. O jei ir sugebėsi, tai tau tiesiog nepadės. Dėl to pirma rekomendacija - tegul tiesiog praeina laiko. Tarp kitko, labai dažnai vyrai bando surasti kažkokias panašias emocijas. Pavyzdžiui, praėjo metai po išsiskyrimo ir jis prisimena, kokias emocijas jis jautė būdamas su ta moterimi. Ir bando susirasti kaip minimum tokią pačią. Nesurasi. Kuom tai paremta? Išsiskyrimo metu yra labai stipri emocinė priklausomybė. Vienpusė meilė. Nors tai visai ne meilė, bet dabar ne apie tai. Ir kiekis to streso, jausmų, kuriuos tu tada jautėjai, tu niekada nesugebėsi jų pajausti sveikose, harmoningose santykiuose. Niekada. Su tuo belieka tik susitaikyti. Nebus tokio varianto, kad tu sutinki moterį, su ja viskas labai gerai, ji puikiai tinka santykiams ir jinai pilnai padengia visas tas emocijas, kurias tu išgyvenai iki tol. Taigi, jeigu tu bandysi surasti kažką panašaus, tu geriausiu atveju nerasi nieko arba rasi moterį sudėtingą, probleminę arba tiesiog merginą, kuri pastatys tave į silpną poziciją santykiuose ir tavo santykiais, seks tą patį scenarijų iš esmės, kur galiausiai tave palieka. O viena priklausomybė bus pakeista kita priklausomybė. Apie tą tu pamiršai, apie šitą dabar negali nustot galvoti. Todėl ieškai vėl kažko naujo. Ir va taip, kaip sūkurys, uždaras ratas užsisuka. Daug kas tokiam rate ir sukasi. Beveik visą savo gyvenimą. Pereinant prie praktinių patarimų, kokias rekomendacijas aš norėčiau jums duoti. Pirmoji, kaip ir sakiau, tiesiog turi praeiti laiką užsibaigus santykiams. 3-5 mėnesiai, ne mažiau. Antra, tai ieškok net tos moters, kuri nuo pat pradžių iššauktų pilną spektrą emocijų ir išgyvenimų. Ne, nepadės. Čia ne tai, ko tau reikia. Pabandyk surasti merginą, kurią tu gerbsi. Paaiškinsiu, ką turiu omeny. Išsirink moterį, kurios nuomonė, pasaulio suvokimas, mąstymas, auklėjimas yra artimi tau. Pas jūs turi nuo pat pradžių būti vienpusis mąstymas. Daugelis turbūt iškart turi klausimą, o ką tai būna? Būna, bet jeigu man kažkas užduotų klausimą, kiek merginų aš buvau sutikęs, su kurio mes turėjom tokį patį mąstymą. Aš galvoju apie šitą klausimą ir galėčiau pasakyti, kad ko gero kokie 3 procentai. Mažai, bet yra. Kas toliau? Toliau, kai tu jau susipažinai su tokia moterim, bendrauk. Nereikia iškart nert visą galvą, tikėtina pas tave tokio postumio ir nebus. Tavo tikslas tiesiog pažintis, suartėjimas, bendravimas, laiko praleidimas. Ir kitas pasiūlymas, kurį norėčiau duoti, tai nereikia su ja šokti lovą. Iki to momento, kada tu pajausi, kad iš tikrųjų turi tikrą norą su ja kurti santykius. Iki šio momento nereikia. Viskas eis ne taip, kaip turėtų. Tiesiog patikėk.
Kas toliau? Toliau pas tave gali netgi atsirasti noras pabėgti iš tokių santykių. Kodėl? Todėl, kad tu tarsi atsisakei visų dozių, kurios tave prieš tai jaudrindavo. O va šitai tavęs visiškai neveikia. Duok laiko, tegul praeina bent 3-4 mėnesiai. O toliau tu staiga pajausi, kad jūsų bendravime yra labai dideli pliusai, kurie galbūt pirmojo laikotarpiu nelabai ir buvo pastebimi. Bet tu supranti, kad jie tavimi rūpinasi. Tu supranti, kad jauti šiokį tokį patvarumą. Tai reiškia, kad jie nedaro tų veiksmų, kurie tau sukelia nepasitikėjimą, stresą, jaudulį ir visus kitus negatyvius potyrius, kuriuos tu pilnai pajaustum su kita moterim. Va su ta pačia, kuri buvo prieš tai. Šitame etape pabandyk atlikti tokią palyginamąją analizę. Ką tu gauni dabar su ja ir ką tu gaudavai tada. Labai svarbu šitame etape jos santykių, jos požiūrį į tave ir jūsų bendravimui apskritai suteikti kažkokią vertę. Juk tai iš tikrųjų yra vertinga. Ir šitame etape gali prireikti, kad tu jos svarbą savo akise pakeltum. Apsidairyk aplink ir pažiūrėk, kokios situacijos, kokie kiviršai, nemalonus atvejai atsiranda tavo aplinkoje. Tada tu žiūri, kaip viskas vyksta pas tave santykiuose ir supranti, kad tu to niekur nerasi. Tai gali būti kažkokie iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi epizodai. Kai tavo draugas tau sako, kad jo žmona visą laiką blogos nuotaikos, visą laiką kažko nori, visą laiką reikalauja. Tu žiūri į savo santykius ir galvoji, kaip gerai, kad pas mane tokių problemų nėra. Ką daryti, jeigu tu jau sutikai tokią merginą, jūs esat kartu, bet su jausmais štilius, problemų. Nu, vat kažko trūksta. Rekomendacija daryti elementarius meilės dalykus, porų dalykus, taip pavadinkim. Elkis su ja taip, tarsi tie jausmai būtų, o paradoksas tame, kad jie iš tikrųjų atsiras. Bet ne iš karto. Turbūt daugam, kas pažiūrėjo šį video iki dabar, mano rekomendacijos pasirodys keistokos. Juk knygose, filmuose yra aprašoma visai kitokia meilė. Tu pamatai ją, ji pamato tave, kibirkštis ir taip toliau. Bet suprantat, kame reikalas. Su tokiu požiūriu tu niekada neišsirinksi moters sąžiningos ir šeimyniškos. Nes tai neturės jokios vertės. Tokiuose santykiuose tu visada sėdėsi tarsi ant bačko su paraku ir galvosi, o šiandien sprogs ar ne. Nes ji kasdien tau duos priežastį pasijaudinti. Teisingose santykiuose tau nereikės jokių manipulacijų, galvot, kaip čia nebūt per daug reikliam, bet išlaikyti tvirtą ranką, ar kaip nepasirodyti per daug nydi, bet tuo pačiu išlaikyti susidomėjimą. Tokiuose santykiuose tu būsi santykių grandis, o moteris darys viską, kad ta grandis nelūžtų. Ir jau praėjus kuriam laikui tu vėl apsidairysi, kas dedasi aplinkui, kaip vyrai išgyvena, jaudinasi, nagus kramto, žmonės išsiskiria, vėl susieina, dalina turtą, vaikus, o pas tave viskas tvarkoja. Ir kiekvienas vyras, kuris turi sveikus santykius, supranta, kad greičiausiai būtent tai jis ir norėjo turėti savo gyvenime. O tai, ką jis turėjo iki tol, buvo kažkoks nesusipratimas, mažų mažiausiai. Pasikartosiu. Šitas kelias sunkus. Kodėl? Nes tave visada temps į šoną. Visada atsiras pagundų, šauta emocinė dozė ir vėl tap priklausomų nuo trumpų sijonėlių ir audringų moterų. Tu gali tam pasiduoti, bet prie ko tave tai prives? Dažnai vyrai turi tokį įsivaizdavimą, kad va, aš ją myliu, aš be jos negaliu, yra noras moterį perprogramuoti, pakeisti, sutvarkyti, ne tais atvejais, kai situacija jau nusivažiavo visai kažkur į užribį. Yra vyrai, kurie galvoja, kad tai ir yra meilė. Niuansas tame, kad visų pirma jūs nieko pakeisti negali. Žmogus gali tik pats save pakeisti. Niekada nerekomenduoju švaistyti savo laiką, kad kažką tenais pakeisti. Jeigu jūs patys padarėt sprendimą ir renkate savo probleminius santykius, sakydami, kad jums tai patinka, įtariu, kad čia jau vyras turi pats priimti atsakomybę už tai, kas bus toliau. Įsivaizduokit, jūs sukuriat ilgalaikius santykius ir pas jūs atsiranda vaikai. Ir tu pats išsirenki savo vaikų motiną. Pagalvokit apie tai. Pabaigai norėčiau labai tokią svarbią mintį įgarsinti. Kiekvienas iš jūsų neįsivaizduoja, kaip iš tikrųjų yra sunku pastatyti sveikus santykius, kurie
yra normalūs ir neužsibaigs bloguoju. Tai yra labai sunki užduotis. Šių dienų statistika apie 70% šeimų išsiskiria, o tas skaičius tik tai sparčiai auga. Ir tai tik tie santykiai, kurie sulaukia vestuvių. Daug kas gyvena ir be santokos, tai koks tas procentas iš tikrųjų? Daugiau nei 90% spėčiau. Manau, kad taip. Tai reiškia, apie 10% porų neišsiskyrė. O dabar įsivaizduokit, ar pas tuos 10% porų viskas tvarkoja santykiuose. Tiesiog pagalvokit, kiek iš tikrųjų porų gyvena harmoningai. Jūs turit suvokti svarbą šitos užduoties ir kaip rimtai reikia žiūrėti į šitą klausimą. O vyrai dažniausiai, tik pamatę prieš save problemą, visiems aišku, kad su ja neverta bandyti. Jų tai nestabdo. Kas įdomiausia. Kol filmavau šitą video, pagalvojau, kad dar nesu matęs tokių santykių, kur vyras būtų priklausomas nuo moters meilės, dėmesio ir tie santykiai neužsibaigdavo fiasko. Nei karto nebuvau matęs, nebuvau girdėjęs. O kai bandau išanalizuoti istorijas, kurios pasibaigia gražiai arba toliau tęsiasi laimingai, galiu išskirti vieną raktinę aplinkybę. Tai yra situacijos, kai moteris yra prisirišusi prie vyro labiau, nei jis prie jos. O vyras užima aiškiai stiprią poziciją tose santykiuose. Ir pats suteikia vertę tam, kaip moteris elgesi su juo. To paties linkiu ir jums.